blogai darom. Iškirp daug, gerai? Gerai, žiūrėkit, kad vyrai gražiai ir protingai atrodyčiau, daugiau nesvarbu. Viskas, action. Bayer kompanija šiandien jūs visus sukvietė į konferenciją Bayer ateities kodas. Sezonas jau prasidėjo. Mūsų tikslas yra užauginti kokybišką ir gerą derlių, kad jis būtų patrauklus pirkti ir kad gautume didesnius pinigus. Šiandien neeilinis renginys. Turime globalaus lygio mokslininkus, kurie šiandien pasiruošę visą savo žinias, visą savo surinktą patirtį perteikti jums. Konferenciją vertinčiau taip. Jeigu salėje susėdę žmonės atsineša geriausiu atveju porą patrankų, tai jie čia atvažiavo su tankais. Tarptautiniais, stipriais, gerais ekspertais, kurių pasaulio lygmenių nėra tiek daug. Tai tikrai didelis įvertinimas ir mūsų žemės ūkiui, ir tiems žmonėms, kurie turėjo privilegijos pabūti čia ir pasiklausyti jų kalbų. Labai džiaugiuosi iš tiesų tokiu formatu, kai gamintojas atvažiuoja ne būtent pristatinėti konkrečių produktų, bet kalba atvirai, be užuolankų ir kartais nelabai naudinga savo kompanijai, bet pasako visą tiesą, kokie yra produktai veiksmingi, kur yra grėsmės, į ką kreipti dėmesį. Šita informacija yra be galo vertinga ir tikrai noriu pagirti Bayerį už drąsą ir už tokį, sakykime, jų kompanijai naują žingsnį, tokio tipo padaryti renginius. Visi pranešėjai buvo tikrai verti kiekvienos sugaištos minutės. Aš galiu pagirti už drąsą. Džiugu, kad Bayeris nepabijojo tokios karštos bulvės, nes apie glifosatą arba apie rundapus žino kiekvienas Lietuvos darželinukas, bet labai gerai, kad ekspertai paaiškino esmę ir paaiškino, kuo skiriasi gerai pagamintas ir gerai suformuluotas produktas nuo pusfabrikačio. Manau, šita tema buvo labai svarbi ir aktuali visiems klausytojams. Populiariausios informacijos yra daug ir daug interpretacijų, bet gauti koncentruotą mokslinę informaciją yra labai svarbu. Glifosatas nėra tas baubas, kuris pasilieka ir per rizosferą yra perdodamas į augalus. Jau žinojau, kad šunramunis yra atsparus ar ne glifosatui, tai čia praplėčiau dar, kad ir burnotis yra atsparus ir tas pats pašiaušėlis yra atsparus skystajam glifosatui. Vat nežinau apie pašiaušėlį, kažkaip, kad yra rezistencija, bet kad glifosatui, nežinau, tai tiek dar visko sužinai. Šiandien mums apie Roundupą ir Maxą papasako tikrai labai giliai nuo pačios istorijos, tai šis produktas tik tai tegyvuoja rinkoje. Aš labai tikiu šio produktu, labai geras produktas. Atsparumas fungicidams yra dalykas ir gerai, kad apie tai kalbama. Kada panaudoti ir tie patarimai tokie labai pravartus, nes tai yra iš tikrųjų problema. Glifosatas tai yra tik veikli medžiaga. Labai svarbu, kokie priedai lydinti sudaro produktą. Nuo to priklauso jo efektyvumas. Taip pat grįžtam prie atsparumo valdymo. Tie lydintys priedai užtikrina kokybišką veikliosios medžiagos įsiskverbimą, pasiskleidimą ir būtent poveikį augalui, kurį norime sunaikinti. Taip pat buvo įdomu sužinoti, kad kurį laiką nenaudojus ar naudojus kitą medžiagą, pavyzdžiui, triazolų efektyvumas atsistato, kai tuo tarpu strobilurinų, jeigu jau įgytas atsparumas, tai jisai jau yra įgytas visam laikui. Ir tokių įdomų niuansų tikrai verta buvo pasiklausyti. Ilgametiai perspektyvoje dirbam labai teisingą linkme ir rekomenduojam klientam įsigyti efektyviausias technologijas, kurios yra Baltijos šalyse ir panašu pasaulyje. Savanta Energy geras tiek, kad jo turėtų būti nupurkštas kiekvienas žieminių rapsų hektaras šiemet Lietuvoje. Labai buvo įdomu išgirsti, kad tas atsparumas yra ne visur vienodas Europoje ir Europą skirstoma į zonas. Yra priemonių, kaip to išvengti, galima kaitalioti medžiagas. Taip, rezistentiškumas yra didelė ir opi problema ir matome tos didelius skaičius ties Lietuvos žemėlapių. Turime didžiulę problemą su piktžolių atsparumu ir Bayer kompanija tikrai intensyviai dirba šio klausimu, kad informuoti, skleisti informaciją, tyrimai, visa metodinė medžiaga, kurią mes remiantis kūrėme pridėtinę vertę ūkininkams, kad turėtume atsakymus į šias opes problemas. Yra vietų, ir kur galim su dronais padaryti taip, ko negalim padaryti su įprasta mūsų dabar technika. Apdorojimai, kai augalai labai dideli, tie patys kukurūzai sunkiau apdorojami, ne visi purkštuvai gali pervažiuoti, tie patys rapsai prieš derliaus nuėmimą arba paskutiniai fungicidai rapsų pasėliuose. Tai tikrai darosi aktualu ir manau, kad su kiekvienais metais mes prie to artėsim. Mūsų visų elgesys
ūkininkų, gamintojų, distributorių, konsultantų lemia tai, ar mes turėsim sprendimus ateityje ar neturėsim. Gamintojas gali pagaminti puikų produktą, bet jeigu jis bus panaudotas netinkamai, tai atsiras rezistentiškumas. Tai manau, kad turėtų atsirasti motyvacija visų žemės ūkio sektoriaus dalyvių tinkamai naudoti produktus ir išsaugoti kiek galima ilgiau jau sukurtą produktą ir tą sprendimą. Tai tokius renginius turi atvažiuoti aukščiausias ekspertų lygis, esant Lietuvoje, tam, kad dar sužinotų daugiau. Labai ačiū Bayer kompanijai už tokį renginį.